Pilietiškumo dėlionė. Apie tai, kas vyksta aplink. Kalėdų metas pripildomas įvairiais labdaros renginiais, bendruomenių susitikimais ir susibūrimais. Merkinės miestelio gyventojai kalėdinį labdaringą meno aukcioną rengs vargonams atgaivinti. Bažnyčios, kurioje meldėsi ne vienas Lietuvos Lenkijos valdovas, vargonų būklė apgailėtina. Bendruomenė nusprendė juos prikelti gyvenimui. Pilietinės iniciatyvos gali daug. Apie tai menininkas iš Merkinės Algimantas Rokas Černiauskas ir žurnalistai Romas Sadauskas bei Liudas Ramanauskas. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, bičiuliai, kaip girdėjote iš anonso, laikas bėga labai greitai ir netrukus metų pabaiga. Mūsų studijoje šiandien menininkas Algimantas Rokas Černiauskas. Labadiena, Rokai. Taip pat mūsų studijoje šiandien mūsų tradicinis kolega Romas Sadauskas. Labadiena, Romai. Sveiki. Iš ties, tema įdomi, juolab, kad mano nuomonė, metų pabaigoje mes dažnai, nežinau, formaliai ar neformaliai norime būti geresni. Geresni savo, geresni aplinkiniams žmonėms. Bet štai iniciatyva, apie kurią šiandien, Romai, aš tikiuosi, tu padarysi įžanga, mano nuomonė yra kiek kitokia. Kuo jis skiriasi? Taip, pirmiausia, man įdomi pasirodė ši iniciatyva tuo, kad merkiniškiai visą vasarą rengė koncertus bažnyčioje. Vadinosi koncertai burmistrų ciklas, ten važiavo tikrai žinomi Lietuvos ir užsienio muzikai. Ir beslampinėdami ten po tą bažnyčią, kaip suprantu, jie atrado vargonus. Įdomius vargonus. Ir vat iš to atsirado iniciatyva, kad juos reikia gelbėti. Bet ta pilietiškumo prasme man pasirodė įdomus šitas pasirinktas kelias vargonų gelbėjimo. Kaip paprastai būna, jeigu kažką reikia gelbėti, taisyti, remontuoti, tai žmonės nueina pas valdžią ir sako, laba diena, valdžia daug pinigų. O merkiniškiai daro viską atvirkščiai. Tai todėl mes esam čia ir kalbame su vienu iš tos iniciatyvos autorių. Tai turbūt jis geriau ir papasakos, nuo ko ten viskas prasidėjo ir kaip vyko. Tai Algimantai, ar Rokai, ar Algimantai? Kaip į tave geriau kreiptis? Algimantas Rokas iš tikrųjų gali būti. Arba tiek Rokas, tiek Algimantas, kaip patogiau. Ačiū. Malonu. Tai visų pirma, tikrai malonu būti tokioje garbingoje draugijoje ir pakalbėti šią temą apie merkinės vargonus. Tiesa, atrasti jie ne šiemet, o be abejo gerokai anksčiau, ne vieną šimtmetį jie yra. Būtent šie tai datuojami yra 19 amžiaus. Tačiau taip jų būklė yra tikrai sudėtinga. Ir per įvairius 20 amžiaus kataklizmus tai jie buvo ir išvogti, ir tas mechanizmas reikalauja atnaujinti ir klaviatūrą, ir pedalus, ir vamzdžius išvalyti, ir galbūt pakeisti kažkuriuos, o taip pat be abejo verta būtų tuo pačiu atnaujinti ir jų pačių estetinę išvaizdą, nes kaip žinome, ar kas buvę yra, ar matė, ar girdėjo, merkinės bažnyčia parapijinė iš tikrųjų yra pribloškiančio grožio ir vertės, tai yra iš tikrųjų visas netgi toksai kultūros meno dirbinių muziejus su šimtmečius siekiančiais tapybos dirbiniais, skulptūromis, 5 altoriais ir galima vardinti, pasakoti be galo, be krašto apie tą vertę, kurią tausoja ta bažnyčia ir vargonai, sava būklė, tai jie tikrai velkasi iš paskos ir tik tai to žmogaus, dabartinio vargonininko Kęstučio Breidoko dėka, jie skamba kiekvienų mišių metu ir vis tiek priartina klausytojus prie kažkokio, tai, sakykime, to dangiško muzikinio išgyvenimo, bet akyla ausis tikrai gali pastebėti tų vargonų girgždėjimą ir tą ribotą garsų paletę, kurią tikrai galima stipriai praturtinti, praplėsti, sustiprinti tą kultūrinį, muzikinį išgyvenimą klausytojams susirinkusiam. Tokiu būdu be abejo pritraukiant ir daugiau žmonių į tą kultūros objektą. Tai jie dar veikia, tie vargonai? Jie veikia, tačiau ne visi klavišai veikia. Tai turbūt kitas vargonininkas ir nelabai pagrotų jau tokiais. Yra ta tikimybė. Ir jeigu kalbant apie koncertus, pavyzdžiui, bažnyčioje vargonų muzikos, tai pasikviest kažkokį jau žinomą atlikėją iš šalies ir pasodinti prie tokių vargonų jau turbūt nelabai pavyktų. Nelabai, nepatogu. Aš esu kalbinęs vieną atlikėją iš Toronto,
buvome sutarę, kad jau jisai galbūt pagros koncertą, jis vargonininkas yra ir jisai dar sulieja tą vargonų muziką su šiuolaikinės elektronikos visokiais momentais, bet jisai sako, ta prasme, tu negali ištarti žodžio, jeigu jame trūksta priebalsės kokios nors ar balsės ir tie vargonai tą turi. Algimantai, Rokai, vis dėlto nebejoju, kad ši idėja kilo matant tą realią situaciją. Bet ar šiandien mes galime mūsų klausytojams pasakyti, ar tiksliai yra žinoma, kiek metų tiems vargonams? Nes vargonai, mano nuomonė, tai yra unikalus instrumentas, galima sakyti, simfoninis orkestras viename instrumente ir iš kitos pusės tai yra labai sudėtinga mechanika. Reikia tikrai aukšto lygio kompetentingų specialistų, norint sutvarkyti merkinės vargonus. Taip. Ir sutvarkyti tokį nekilnojamą turtą, tai yra instrumentas, kuris yra nekilnojamas turtas, centrinis toksai vienas esminių, ko gero, instrumentų, jis ir kiekvieno miesto toksai vos ne prestižo elementas yra tuo pačiu. Tai kaip minėjau, 19 amžiaus aš nepasakysiu tiksliai, čia reikėtų istoriko patyrusio šitoje vietoje, bet patys vargonai tai gali siekti, vargonų buvimas Merkinėje, tai ir gilesnius šimtmečius, kuomet Merkinės vienas bažnyčios fundatorių savo laiku buvo Mykolas Kazimieras Pacas. Artėja dabar jo ir didelis jubiliejus, 400-metis ateinančiais metais. Tai dar viena priežastis pasistengti siekti tų vargonų atnaujinimo. Tai aš nebejoju, kad ir Paco laikais vargonų muzika skambėjo Merkinėje taip pat. Ir tenai tų asmenybių tokių svarbių, tai Merkinėje visais laikais būdavo, netgi pats Vladislovas Vaza buvo pašarvotas Merkinės bažnyčioje, tai be abejo, kad muzika turėjo skambėti ne bet kokia. Bet kažkas paskaičiavo jau, kiek maždaug galėtų kainuoti tas restauravimo darbas? Manau, kad realiai tai reikėtų žvelgti į sumą nuo 20 000 eurų. Ir tiek įmanoma surinkti aukcione, kuris vyks nedideliam miestelyje? Mes nežinome, kiek mums pavyks surinkti šios avantiūros metu, šios iniciatyvos metu, tačiau faktas, kad reikia dėti pastangas ir ta prasme rodyti tą iniciatyvą, išreikšti norą, kuris kyla iš pačios bendruomenės, siekiant kažkokio tai to kokybiškesnio turinio savo kasdienėme gyvenime. Algimantai, Rokai, vis dėlto kiek pačiai bendruomeniai tai yra svarbu? Aš suprantu, žmonės ateina į bažnyčią. Vasarą labai daug atvažiuojančių yra. Štai jūs kalbate apie tą iniciatyvą, kuri kyla iš pačios bendruomenės. Bet toje bendruomenėje irgi yra labai įvairūs žmonės. Vieni linkę stebėti iš šalies. Kas čia jiems gausiasi? Kiti linkę aktyviai dalyvauti tame procese. Jeigu tik atsiranda idėja, jie siūlo savo pagalbą prisijungti ir nesvarbu šiuo ar kitų konkrečių atveju. Kaip pavyko sužadinti pačią bendruomenę? Tikrai, kiekvienas bendruomenės narys yra individualus vertintojas ir aš pats nuo vaikystės klausydamas tų vargonų ne vieną dešimtmetį nebūčiau net pagalvojęs, kad jiem kažkas ne taip. Aš būdavo ten atinu į bažnyčią, aš girdžiu, jie skamba ir atrodo, jie taip ir turi skambėti ir nekyla tos klausimas, kol kas nors nepasako. O tu atkreipiai dėmesį, ar kada pagalvojai, ar kada nors palyginai, kaip skamba kitose miestuose, kiti vargonai. Ir ta prasme tada suklusti, kad, vėl kas iš paskos, tikrai galėtų būti, gerokai geriau. Ir ta prasme, jais ir dabar galima mėgautis. Ten yra tokios dumplės, kurios juos užkuria, ten spaudžia mygtuką ir lipant laiptais ypač tokia gera akustika. Toksai draunas pakyla, kur jau gali mėgautis kažkokia tai stipriu išgyvenimu. Žemės gaudesys. Geras, jisai tikrai geras. O paskui, ta prasme, auginti jau galima iki dangaus tą muziką, kaip žinome. Tai bendruomenė, Merkinė nėra didelė, Merkinės bendruomenė nėra didelė. Čia kaip pažiūrėsim, kas čia didelė, nedidelė. Merkinė apskritai yra didelis miestas mažo miestelio kūne. Ir viskas eina per kažkokį tai pokalbį, per pasakojimą.
per tą sužadinimą žmogaus. Yra toks Merkinėje sklando pokštas, kad ten dar prieš kokius 30 metų tu pagauk Tūlą merkiniškį, jį kankink ir jis neprisipažins, kad jo mieste numirė karalius. Nes nežinojo. Taip, ir viskas yra, kad kelių entuziastų dėka, kurie eina iš paskos ir sako, o žiūrėkit, o čiagi buvo taip, kad ir tada žmogus ir jam kažkaip kitas jausmas ir gyvenant toje vietoje, jis kitaip vertina savo būvį. Bet kodėl jūs darot būtent nuo tos pusės, ne iš valdžios pinigų prašot, o iš žmonių iniciatyvą darot? Na, kaip žinome, kitą kartą prašant valdžios gali labai ilgai užtrukti. Seimas kaip tik biudžetą naują šiandien pradėjo svarstyti. Gerai, kad svarsto. Bet ten nebus turbūt Merkinės vagonams. Tarp prioritetinių išnašų tikriausiai nebus, bet tai valdžia tai irgi be abejo stebi savo rinkėjus ir vis manau, kad svarbu visada išreikšti poreikį ir parodyti tam tikras pastangas, siekti tiesiog. Bet netrukdo jums bent jau? Ne, galim pasidžiaugti. Tai irgi didelis pasidžiaugimas. Tai yra didelis. Yra ko pasigirti. Taip, nes tikrai žinome valdžių istorijoje, su kuriom tikrai yra nelengva gyventi. Algimantas Rokas atsinešė ir puikią iliustraciją. Aš norėčiau, kad jūs galbūt dabar ją šiek tiek pakeltume, mes ją galėtume pamatyti, nes Tūlas mūsų klausytojas kitame Lietuvos kampelėje galbūt nelabai net įsivaizduoja. Bet mano klausimas, Merkinės vargonų restauracijai paremti aukcionas vyks gruodžio 9 dieną. Ir Algimantai Rokai, ko gero prie šios iniciatyvos prisijungė ir, aš taip vadinu, profesionalai, muzikai, kurie nebejoju. Ir tie, kurie lankydavosi jūsų koncertuose vasarą, ar ne, ar toje bendruomenės pusėje. Tai prie iniciatyvos prisijungė nemažai ir bendruomenės menininkų ir netgi per visą Respubliką menininkai atsišaukė ir netgi kai kurie kūriniai aukcioną atvyko net iš Varšuvos. Aukcionas tikrai tarptautinis ir turime, jame dalyvauja menininkai ne tik dabar kuriantis, bet ir šviesaus atminimo menininkai ir išeivijos menininkai. O konkrečiai šį aukcioną iniciatyva surengti kilo Merkinėje neseniai veiklą pradėjusiai smuikininkai, visuomenininkai Barborai Valiukevičiūtei, kuri inicijavo šią vasarą dar vieną naują projektą Merkinėje koncertai burmistrui, kurį gerbiamas Romas prieš tai minėjo. Tai buvo ciklas aukštos kokybės klasikinės muzikos renginių. Ir, kažkaip tas projektas jisai sudrebino Merkinę savo tokiu neįprastai aukštų kanonų, aukštais standartais ir kažkaip reikia tęsti pradėtus darbus ir natūraliai kelti toliau. Tai štai tie kultūriniai reiškiniai, aš nevadinu tai koncertų ciklu ar ten parodos, aukciono, bet tas kultūrinis kontekstas, kuris vyksta dideliame mieste, mažame kūne, Merkinėje, vis dėlto kiek jūsų nuomonė jis keičia ir pačią bendruomenę, kiek jį pati įsitraukia į tą procesą, nes, nežinau, mano subjektyvi nuomonė, mes vis dėlto pagrindą turime statyti, kurdami bendruomenės nuo tų kultūrinių sąryšio taškų, kurie galbūt yra platesni negu mūsų požiūrį į vieną ar kitą konkretų klausimą. Tai kultūra yra ta bazė, ant kurios galima lipdyti bendruomenę, nes ji apima daugelį pačių įvairiausių pažiūrų žmonių ir, mano rodos, gali būti tas sutelktinis toks momentas, tie klijai, kurie gali klijuoti bendruomenę. O kaip pas jūs? Kultūra tai yra iš esmės procesas ir augimas kartu. Ir pastaraisiais metais Merkinėje prasidėjo nemažai ryškių iniciatyvų, tarp kurių ir festivalis Aritmija, kuris iš vis yra, kaip sakė, kažkada komentavo Vytautas Landsbergis, sako, daryti avangardo festivalį provincijoje jau savaime yra avangardistinis aktas, kuris pradžioje prieš 3 metus tikrai buvo sutiktas gan skeptiškai, kuomet suėjo žiūrovai, kurie nebuvo galbūt susidūrę su šiuolaikinio meno išraiškomis ir, ta prasme, reakcija pradžiai iš nepažinumo yra dažnai natūralus atmetimas, man atrodo, kad tai yra kažkas tai svetimo, čia ne man, čia yra kažkas
kažkas ne tai, prie ko mes pripratę esame gyventi. Tačiau suvokiant, kad kultūra tai yra procesas ir augimas, ir savęs ugdymas, ir naujų formų paieška, tekstūrų atradimas ir tas bendrystės ryšys per atradimų žemę, tik tai, man atrodo, negali niekaip kitaip, kaip tik tai stiprėti. Ir aš kažkaip labai tikiuosi, kad tokie renginiai kaip menų festivalis Aritmija ar koncertai Burmistrui ar kiti renginiai, tai jie turėtų pasitarnaus niekaip kitaip, kaip tik tai stiprinant bendruomenę. Ir kad galiausiai tai tampa ne tik kažkokių tai organizatorių interesu, bet pačios bendruomenės interesu, kad jie yra to dalis ir kad jie yra visada laukiami įsitraukti ir kurti programą kartu. Vis dėlto dirbus kultūros centre Merkinės ir aš labai matau didelius skirtumus, būdamas skirtinguose, bent jau Dzūkijos rajonuose, savivaldybėse, kaip savo veiklą vysto kultūros centrai. Vienur einama tuo paprasčiausiu keliu patenkinti poreikius, nesvarbu kokio lygio. Tai yra, jeigu jau ten Joninių šventė truputį pradžioj pabuvo kažkas su tradiciniam apeigom paplūkdė vainikėlius, tai paskui vis tiek pasibaigia patrulių koncertų. O Merkinė eina priešingų kelių. Tarkim, organizuoti renginius, kurie yra nacionalinio lygio, vežti menininkus rodyti arba vietoje skatinti kūrybą tokio lygio, kuris tikrai nėra vietinis, ir tikintis, kad ta vietinė publika gal iš pradžių truputį pabambėjus, paskui vis dėlto pripras, pamėgs ir priaugs. Kiek tas jūsų kelias yra sulaukia pasipriešinimo miestelį? Vis tiek toli gražu ne visiems patinka šiuolaikinis menas, ne visi gali suprasti aritmijos garsus. Pamažu įsitraukia, tas susidomėjimas auga aritmija. Vienais metais galbūt žmogus atėjęs išgirdęs tą abstrakčią muziką suglumsta, bet paskui ateina antrą kartą, kitais metais, čia aš jau kažkaip turiu su kuo palyginti ir tada kuo jie mane šiemet nustebins. O kalbant apie kultūros centrus, tai negalima teisti. Dėl to aš ir neminėjau pavadinimų. Taip. Pirmiausia, turbūt mums reikia suvokti, kad mažų miestelių kultūros centrai, jie paprasčiausiai neturi resursų, pavyzdžiui, samdyti darbuotojų, kurie turi tinkamas kompetencijas rengti aukšto lygio renginius ir kurie gyvena savo ramų gyvenimą, savo kokią nors nedidelę bendruomenėje ir galbūt jiems net ir nereikia to kažkokio tai kitokio renginio, kuris sudrumstų jų tą įprastą kasdienybę. Vėlgi, kiekvienas atvejis be abejo yra individualus, o Merkinė, jinai kaip toks, šiaip reikšmingas traukos centras, svarbi kryžkelė geografinė, istorinė, kultūrinė, tai jinai turbūt natūraliai priaugo, jinai visada buvo reikšminga ir svarbi, tik tai epochos vėjai be abejo savo griaunamaisiais. Bet pats irgi nebuvot visą laiką merkiniškis, kiek pamenu, buvot žinomas Vilniaus tapytojas. Buvo metas. Ir kaip įvyko tas lūžis, kad vis dėlto grįžti į Merkinę? Būdamas Vilniuje, aš kažkaip vis tiek vieną akimi stebėjau veiksmą savo brangioje tėviškėje, kaip vyksta, ir stebėdamas tų kelių atsidavusių entuziastų veiklą visą laiką šiek tiek graužiau save, kad kaip smagu iš tikrųjų būtų prisidėti ir sudalyvauti tame pokytyje, tame akivaizdžiame pokytyje, ir žinau, kad gailėsiuosi, jeigu aš tiesiog neprisijungsiu prie tų procesų. Tai ir dar esat ne tik Algimantas Rokas, bet ir Černiauskas. Tai irgi šitą reiškia, bent jau Merkiniai. Aš visada bandžiau suskaičiuoti, kiek Merkiniai yra Černiauskų. Taip, vyresnės kartos mūsų klausytojai turbūt prisimins tokį kultūros reiškinį, pavadinčiau kaip brolių Černiauskų fotografiją. Tai yra jau paveldas, vis dar gyvas paveldas, sakysim. Tai Algimantas Černiauskas jūsų tėvas, kaip suprantu. Taip, tėvelis mano. Kiek iš viso yra Černiauskų Merkiniai?
Pats neskaičiavau, bet, tai be manęs dar 2 broliai vysto veiklas. Vienas brolis gyvena Vilniuje, bet ir tai Merkinės chore gieda. Taip, o dar jų vaikai, kurie taip pat savo veiklas Merkinėje palaiko, tai reikėtų lenkti pirštus ir skaičiuoti, kad nepasimešti. Bet tai yra bent pusė Merkinės, sakysim, kultūrinio elito, pavadinkim taip. Tai jie atlieka svarbią rolę Merkinės gyvenime. Tai yra medikai, aš kai bandau skaičiuoti, tai gaunasi daugiau negu pusė, bet aš jau taip čia mandagiai pasakiau. Merkinė nedidelė ir tų žmonių aktyvių apskritai galima suskaičiuoti ant rankų pirštų. Taip, ant 2 ar 1 rankos. Reikia bandyti tuos pirštus lenkti. Bet tiesą sakant, skaičiuojant į kvadratinį metrą aktyvių žmonių, tai vargiai kuris Lietuvos miestas galėtų prilygti. Bet iš kitos pusės Algimanto Roko pavyzdys įrodo. Aš visada kalbėdamas apie bendruomenės bandau suvokti tą esamo ar numanomo emocinio ryšio su savo bendruomenė, su savo gimtinė. Ir mano nuomonė, kad tai yra labai stiprus dalykas, kuris gali telkti bendruomenės. Ir štai jūsų pavyzdys, ar na, jis, mano nuomonė, geriausiai ir iliustruoja tai, jeigu žmogus turi tą emocinį ryšį su tuo geografiniu tašku, nesvarbu, jis didelis, mažas, ir jam tai yra svarbu, jis visada suranda laiko, formą, netgi gyvendamas kitame geografinėme taške, nepamiršti to ir turėdamas kūrybinių galių, noro, jis gali save realizuoti ir ten, ir tuo būdu telkti tą bendruomenę. Tai tas ryšys, ko gero, yra svarbiausias šiuo metu tas akstinas, nes kitą kartą, tos biudžetinės įstaigos, tai jos tikrai jokia forma neprisivilios tų kūrėjų, menininkų, visuomenininkų tiesiog. Dėl to, kad kam jam save aukoti dėl kokio nors atokaus miestelio. Tai šiuo atveju kilmės vieta yra esminis, manau, taškas. Aš noriu truputį pastebėti postscriptum apie aritmiją. Man teko ne vieną kartą būti kaip stebėtojų aritmijos ir iš tikrųjų tai yra, šiuolaikinio meno, šiuolaikinės muzikos, abstrakčios muzikos koncertai ir teko stebėti merkiniškius, kurie galbūt iki muzikos, nesvarbu kokios, jiems tai yra galbūt kita gyvenimo pusė, bet jie kantriai atsėdi tikrai tokio kieto opuso klausytojų eilėje ir aš po to priėjau prie jų paklausti, kaip ta atmosfera? Ai, sako, aš nelabai ką čia suprantu, bet man įdomu, aš nežinau, kas bus po to, tai dėl to ir pasėdžiu ir pažiūriu. Jis tai paprastai žmogelis pasakė, bet vien jo buvimas toje bendruomenėje, kurie daugumą aš mačiau atvažiavę iš sostinės, iš kitų Lietuvos miestų, man tai suteikė tam tikros vilties, kad jam tai irgi gali būti įdomu. Taip, tai tas smalsumo sužadinimas yra vienas iš įrankių, kuriuos šiuolaikinis menas ir naudoja savie, kad būtent jis yra lavinimui skirtas, kad tai nėra vien kažkokia tai pramoga, tai yra intelektinis maistas iš esmės, kultūros produktas. Ir tie kultūros centrai, kaip Romas prieš tai minėjo, kad dažnai renkasi tą tarsi renkasi. Galbūt jie nesirenka, jie tiesiog teka ta vaga susikloščiusi ir kažkaip ir tų klausimų pernelyg nekelia. Yra tos kultūros centrai dažnai atlieka tą rolę, kaip palaikyti sezoninių renginių kažkokią tai egzistenciją. Ir tai taip pat reikalauja tam tikrų pastangų darbo. Vis tiek, tai nėra, kad nukrenta iš dangaus tie renginiai. Kaip kad dažnai galvoja žmonės, tie dalyviai, kad bum iš dangaus scena nusileido, bum iš dangaus grupė scenoje. Yra ką veikti, užkelt atlikėją į sceną, tikrai yra ką veikti. Pradedant viešinimu, baigiant įgarsinimu ir apšvietimu. Taip, aš prisimenu, kai šiais metais aritmija pradėjo per stogą lyti toj fantastiškoje erdvėje ir kaip skubėjo dangstyti polietilenais kolonėlės, kad ten nesusviltų viskas. Romas ten buvo žavus momentas. Seną lentpjūvę, ar ne? Taip. Taip, ta erdvė iš tikrųjų mums labai pasisekė.
pasisekė, kad savininkai suteikė mums tą erdvę geranoriškai, kuri labai tinkama yra šiuolaikinio meno tokio pobūdžio festivaliui vystyti. Bet buvo tas kuriozas ir gerbiamas Romas rašė apžvalgą Delfyje apie šitą festivalį ir man patiko, kaip aprašėte momentą, kaip stebint pasirodymą atlikėjų, pradėjo lyti per stogą ant technikos ir akimirką, ir aš pats atsimenu akimirką, pagalvojau, kad tai yra pasirodymo dalis. Taip, pokštelėjimas. Dauguma taip suprato. Aš pagalvojau, kad čia atlikėjai sutarė su garsistais, savo švietėjais, kad bus pū. Na štai, bet vis dėlto netgi štai tokių netipinių ar neįprastų erdvių panaudojimas, ar ne, ir šiuolaikiniam menui, ir štai vargonų noras, kad merkinės vargonai skambėtų iš tikrųjų taip, kaip jie gali skambėti. Aš vis dėlto, Romai ir Algirdai, matau, jog tai yra vis dėlto asmenybių postumis. Aš vėl grįžtu prie to paties. Kiekvienoje bendruomenėje mes turime ryškių asmenybių ir jeigu jie pajaučia tam tikrą palaikymą, tada ir procesas pajuda į priekį. Tai štai, kiek to palaikymo, mes jau kalbėjome, jo yra, valdžia netrukdo, tai labai gerai, bet norint, kad tai taptų ne vien tik tai didelio miesto mažame kūne reikalų ir kad štai ir jūsų minėtas aukcionas taptų tarptautiniu, reikia dar kažko. Ko reikia? Asmeninių kontaktų, buvimo tame kultūrinėme kontekste? Na, tas ryšys tarp asmenybių, kaip jūs įvardinote, tai iš tikrųjų svarbus yra. Asmenybės ugdo asmenybės arba pažadina žmoguje kažkokius tai impulsus, kažkokias tai kūrybinės galės, kur kitą kartą tu net negalvoji, kad tu galėtum kažką tai tokio veikti, kažką tokio svarbesnio, įdomesnio. Ir tik tai bendraujant su kitais tu gali gauti tą įkvėpimą. Jis be abejo gali egzistuoti ir ten vienatvėje, vienuolyne, atskirti kažkokiam tai dieviškajame įkvėpime, bet gyvenant socialiame pasaulyje, tai kontaktas ir tarpusavio bendrystė yra būtina sąlyga siekiant kažkokių aukštesnių tikslų ir merkinėje ta bendrystė, bendruomenė, ta draugystė tarp kai kurių institucijų ir jos narių, tai yra absoliutus pamatas visų veiklų. Vis dėlto tų asmenybių yra daug kur, bet tokio santykio tarp jų, koks yra merkiniai, tikrai man neteko niekur kitur matyti. Pirmiausia, jų yra kritinė masė tiek, kad kartu veikdami jie galėtų kažką jau padaryti. Ir ta bendrystė, jinai pritraukia ne tik tuos žmonės, kurie pagal kilmę yra merkiniški, kaip jūsų atveju, bet, tarkim, prisiminus tą patį Vytarą Radzevičių. Tai yra pavyzdys, kaip žmogų ėjus į pro šalį, galima sakyti, įtraukia tą. Jis pamato jau veikiančius kartu žmonės ir norisi prisidėti. Tai vat ir kitiems, aš iš daugelio žmonių, kurie vėliau prie jūsų prisijungia arba nėra susiję tiesiogiai su merkinė, bet ten kartais atvažiuoja, girdžiu tai, kad jiems pamačius, ką jūs veikiat, jiems atsiranda noras prisidėti. Opera su džinsais ar... Ir yra kitas dalykas, tas santykis, kad institucijos nekonkuruoja tarpusavį. Jie turi tą privalumą, kad merkinė nėra nei rajono centras, nei miestas, nėra atskiros savivaldybės, yra seniūnas, kuris vėlgi netrukdo ir suorganizuoja šiukšles aprinkti, kaip prireikia. Bet nėra tų politinių kovų dėl vietinės kažkokios galios pozicijų. Yra rajonas atokiau, o čia miestas. Ir jie nekonkuruoja tarpusavį. Sakysim, galėtųgi Nacionalinio parko direkcija, muziejus pavaldus savivaldybei, dar kultūros centras, jie galėtų pradėti konkuruoti tarpusavį ir tampyti kiekvienas į savo pusę ten kokį nors visuomenės dėmesį ir tos varganus pinigėlius, kuriuos iš kažkur pavyksta gauti, bet jie daro viską kartu. Ir privatus verslas taip pat. Kartais netgi renginių būna, renginio kažkokio afišoje būna surašyta visi krūvoje prie organizatorių arba prie talkininkų. Arba, kai aš nustembu, kad Facebook'e viena įstaiga reklamuoja kitos, vos ne konkurentų renginius. Tai kasgi lemia? Koks tas vaibas, kuris sugeba sujungti visus? Čia gal tas merkinės vienaragio fenomenas iš tikrųjų šitoje vietoje turi savo tą sprogstamąjį momentą, kad kažkaip pavyko. Merkinės stebuklas iš tikrųjų yra toksai egzistuojantis, bet suprantate, per tą, jeigu tai būtų konkurencija, egzistuotų, tai nieko ir nebūtų. Kai merkinėje buvo, čia jau prieš kelis dešimtmečius
statomas paminklas Vincui Krėvei. Tai jį autorius paminklo yra garbus skulptorius Petras Mazuras. Tai jisai kažkaip sako, tai jūs tikrai pabaigsite to paminklo procesą. Sako, kai Vilniuje kas nors ten pradeda paminklą statyti, tai visi susipyksta, sako, ir viskas baigėsi tenai. Visi išsivaikšto. Tai nei Ramanausko Vanago, nei Vazos vilniečiai nebūtų pasistatę. Be šansų. Taip, čia irgi labai puikus. Gal net ir alytiškiai nebūtų. Taip, dėl paminklų statymo kiekviename Lietuvos kampelėje, tai jeigu nori suskaldyti visuomenę, tai pasakyk, kad noriu pastatyti paminklą, bet štai Merkinės pavyzdys įrodo, kad įmanoma. Tai, ir galiausiai Merkinėje gyvena absoliučiai pribloškiančiai įdomus kultūrinį gyvenimą, kurio galėtų pavydėti Tūlas didelis miestas. Ir ta prasme, vien kaip per trumpą laiką atsirado paminklai Vanagui, atsirado paminklas Vazai. Tai ir dar tuo metu vyksta visokie tokie papildomi įvykiai, kaip nuimamas yra paminklas Raudonarmiečiui. Jisai tenai lūžta per pusę, krenta, dedasi. Ir vienas pirmų Lietuvoje. Tas vajus, kai buvo gravimo ir prasidėjo nuo Merkinės, kai merkiniškiai nusigrovė, tada kiti miestai išdrįso irgi griauti. Taip, jūs buvot pradininkai. Per tą pavyzdį kažkaip, kaip prieš tai kalbėjome, kad tinkamas laikas yra kai kuriems darbams, nes kitą kartą pramiegama. Prieš tai kelis dešimtmečius nebuvo galima tai padaryti, nes tai tarsi ir kapinėse stovintis, tarsi nebuvo priimta griauti. Taip. Ir nežinia, ar neužsivers kažkada ta laiko niša, per kurią galima. Kiekvienas darbas turi savo laiką. Taip, yra laikas, kurio nevalia praleisti. Tad, bičiuliai, nesvarbu, kur jūs begyventumėte, jeigu jūs norite prisidėti prie to, jog Merkinės bažnyčios vargonai suskambėtų, Algimantai Rokai, tai ką reikėtų padaryti, jeigu šiuo metu žmogus gyvena Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Kaune ar Marijampolėje ar Mažeikiuose? Tai aukcionas vyks Merkinėje gruodžio 9 dieną. Galima internete susirasti informaciją Facebook'e. Merkinės vargonai yra sukurtas puslapis, labai paprastai. Taip pat rytoj pasileis ir atskiras internetinis puslapis su visa reikalinga informacija Merkinės vargonai LT. Minėtose puslapiuose lapkričio 25 bus jau sukelti vadinami lotai, tai yra kūriniai, kuriuos galima įsigyti. Statymus jau bus galima daryti internete, bet be abejo kviečiame dalyvauti ir pačiame renginyje, į kurį yra bilietai po 20 eurų. Tie pinigai jau keliauja iš karto vargonų restauracijos sąskaitą, tačiau dalyvis gauna be abejo portugališko vyno taurę ir galimybės dalyvauti loterijoje aukciono metu, kurios metu galima laimėti netgi kažką tokio beprotiško kaip nakvynė Lanserotės viešbutyje ir daug ir be abejo smulkesnių įvairių smagių prizų. O aukcioną ves be galo charizmatiškas aktorius Vladas Baranauskas. Ir loteriją ves žymus keliautojas ir Merkinės visuomenininkas, taip pat Vytaras Radzevičius. Ir Algimantas Rokas Černiauskas. Neabejoju, kad ten bus. Taip pat būsiu be abejo dar. Ekspoziciją reikės paruošti parodą. Renginys bus tikrai iškilmingas ir šventiškas. Kalėdinis aukcionas labdaringas Merkinėje. Gruodžio 9 dieną. Kad Merkinės vargonai suskambėtų taip, kaip jie turėtų skambėti. Aleliuja. Ačiū šiandien. Algimantas Rokas Černiauskas, Romas Sadauskas ir Liudas Ramanauskas su pilietiškumo dėlionė. Aš tikiuosi, kad mes bent palėtėme bent jau, vienu aspektu, kasgi yra ta bendruomenė, didelė ar maža. Ir tie ryškus bendruomenės lyderiai, kurie gali inspiruoti, kurie gali kurti, o po to prie kūrybinio proceso gali prisidėti kiekvienas iš mūsų. Ačiū Jums šiandien, kad buvote mūsų laidos svečiais. Ačiū Liudai. Ačiū. Pilietiškumo dėlionė.